Sveiki, gavom siuntą naują ir šiek tiek yra naujovių, tai trumpai apie jas ir papasakosim. Tai yra PIR jutiklis su šviesos sensorium. Mes galime programėlėje žinoti, kiek yra šviesos patalpoje ir galime gauti informaciją, jeigu į patalpą kažkas įėjo, suveikus PIR jutikliui. Tai yra dujų nuotėkio daviklis, jungiasi jisai į kištuką. Ir aptikęs dujų nuotėkį mums atsiųs pranešimą į telefoną, taip pat pradės jisai ir kaupti. Tai yra termometras, kuris iš karto rodo, kiek yra drėgmės ir temperatūros mūsų patalpoje. Pasiekus tam tikrą ribą, jis gali atsiųsti pranešimą jums į telefoną, kad kambaryje yra per sausa, per karšta, per šalta, puikiai tinka ir vaiko kambaryje. Čia šiek tiek kita versija, ekranėlio neturime, bet informaciją apie temperatūrą ir drėgmę mes taip pat turėsime. Tai yra durų arba lango daviklis. Atsidarius langui, distancijai pasikeitus, mes gausime informaciją, kad mums atsidarė duris arba atidarė kažkas langą. Tokia kaip apsaugos sistemėlė. Čia yra valdiklis relė, kuris žiūri ir temperatūrą, ir drėgmę. Kita versija žiūri tik temperatūrą. Galim paleisti katilą, galim paleisti kitą įrenginį, pasiekus tam tikrą temperatūrai, galim kažką šildyti, galim kažką vėdinti. Čia yra naujesnė versija, galime valdyti du įrenginius per vieną šitą įrenginį, kuris žiūri ir temperatūrą, ir drėgmę. Šiek tiek pigesnė versija žiūri tik temperatūrą. Galima šitą daviklį išnešti į lauką, bet pats renginys turi būti viduje. Esant per aukštai ar per žemai temperatūrai, pagal jūsų nustatymus galime įjungti vieną ar kitą įrenginį. Taip kad jeigu kažko ieškote, galite pasižiūrėti pas mus puslapyje, galite atvykti ir pas mus, nes parduotuvėje turime stendą. Nemažai čia yra įrenginių, yra jų ir įvairesnių. Pradėkime nuo įvairiausių realių, didesnių realių. Galime valdyti sklendę, laistymo sistemos, lauko mūsų, vadinkim, kištukiniai lizdai, liaudiškai rozetės, dviejų, vieno kištuko, visokiausių versijų, būtinių, taip pat turime sprendimų. Taip kad jei kažko reikia, užsukit Kaune, Jonavos gatvėje 204A, daug ką galėsim parodyti ir manau daug kas ras savo tinkamus sprendimus.